Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Taip, paskutinės rungtynės nekeitė vietos lentelėje, buvo iškeltas tikslas tapti tretiem, tai emocijos po sezono tikrai geras, nes pasiekėm tą tikslą, nors vidury sezono buvom 8 ir 9 vietoj, bet manau su kiekvienom varžybom stiprėjom kaip komanda, dėl to manau ir pavyko pasiekti šitą tikslą ir man atrodo gal 14 varžybų, pralaimėję buvom. Tai visą laiką po pergalių atsiranda daugiau pasitikėjimo ir komanda greičiau susilipdo kaip kolektyvas, o tai yra labai svarbu. Ir manau, kad atėjęs naujas treneris įnešė savo korekcijų, atrado tos žaidėjus, kurie gali duoti rezultatą ir pasitikėjo tais pačiais žaidėjais praktiškai visas rungtynės iki čempionato galo ir jiems pavyko pasiekti užsibrėžtus tikslus. Tai Lyv ne tik stiprus aikštėje, bet jis kaip asmenybė labai stipri, labai duoda daug ir Rūbiniai, tiek jaunimui, tiek ir mums patyrusiems žaidėjams. Visi nori į jį lygiuotis, sugeba kiekvienose varžybose išspausti iš savęs maksimumą ir iš kitų išreikalauti maksimumą. Manau, kad jam atvažiavus ir komandos veidas visiškai pasikeitė. Tai gaila aišku, kad nuo pats pradžios sezono jo nebuvo. Bet turim, ką turim. Tai labai malonu tokiam klube kaip Žalgiris žaisti 200-asis rungtynės. Aišku, sakiau komandai prieš rungtynės jau žinojau, kad čia mano bus 200-asias. Labai smagu, kad sužaidžiau 200-asis varžybas ir tikiuosi čia ne paskutinės mano. Tai jiems sugrįžus į stadionus, manau, kad jie irgi prisidėjo labai stipriai prie tų mūsų rezultatų. Jie prisidėjo, kad mes iškovotume kelialapį į Europą ir noriu jiems taip pat padėkoti, kad sugrįžo į stadionus ir gausiai palaikė mus.